Sako man balsas iš kažkur, kad galiu pradėti, tai aš ir pradedu ir sveikinuosi su visais likusiais transliacijoje arba dabar prisijungiančiais ir ypatingai susidomėjusiais trečiuoju kvietimu skirtu nacionaliniams nevyriausybinėms organizacijoms vykdančioms advokaciją lygiateisiškumo ir arba bet kurių kitų ES vertybių užtikrinimo klausimais. Aš esu Kristina Grodytė, viena iš Atviros Lietuvos fondo projektų vadovių. Galbūt kažkas jau ir esate bendravę su manimi ankstesniuose verta kvietimuose. Vėliau prie mane šiek tiek prisijungs ir kolegė Jurgita. Ir šiandien papasakosime pagrindinius akcentus šio kvietimo, tačiau tai jūsų neišgelbės nuo gairių skaitimo ir instrukcijų skaitimo. Turime laiko tiek, kiek turime. Sudėsime kelis svarbiausius momentus. Labai kviečiu naudotis transliacijos galimybę ir užduoti klausimus komentaruose, tačiau nekviečiu juos uždavinėti šią minutę. Kviečiu pabūti ir palaukti tos pagrindinės informacijos, ką aš ir Jurgita papasakosime. Ir tada, jeigu lieka kažkokių nesuprastų momentų, neatsakytų klausimų, į prezentacijos galą juos užduoti komentaruose ir 5 ar 10 minučių maksimum galėsim skirti atsakymams. Vėliau, jeigu bus daugiau klausimų, juos atsakysim jums individualiai arba pateiksim dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje kvietimo puslapyje. Taigi, šio kvietimo tikslai. Programa Verta bendrai siekia stiprinti regioninių nevyriausybinių organizacijų ir nacionalinių advokaciją vykdančių nevyriausybinių organizacijų gebėjimus bei atsparumą, kad jos galėtų saugoti ir puoselėti ES vertybės, įskaitant demokratiją, žmogaus teisės, didinant pilietinį dalyvavimą, demokratišką valdymą ir stiprinant advokacijos gebėjimus visais lygmenimis. Taigi šis kvietimas yra skirtas padėti siekti tų bendrų programos tikslų ir jis yra skirtas nacionalinėms advokacijos organizacijoms ir jų regioniniams partneriams, apie šitą partnerystę dar papasakosiu plačiau, kurios nori ne tik reaguoti į problemas, bet ir kryptingai stiprinti žmogaus teisų, demokratijos ir tų visų minėtų vertybių įgyvendinimą Lietuvoje. Kvietimu siekiame įgalinti organizacijas daryti realią įtaką viešiesiams sprendimams, stiprinti bendradarbiavimą tarp nacionalinio ir regioninio lygmens, bei didinti visuomenės informatumą apie ES vertybės. Tam kviečiame naudoti įvairius advokacijos ir informatumo didinimo metodus, nuo teisės aktų analizės, darbo su sprendimų priėmėjais, iki pažeidžiamų grupių įgalinimo, žmogaus teisų stebėsenos ir taip toliau. Svarbiausia, kad pasirinkti metodai vestų ne prie pavienių kažkokių epizodinių veiklų, o prie nuoseklaus ir matomo pokyčių. Tai tam, kad minėti kvietimo tikslai nevirstų vien gerais ketinimais, o taptų realiais tais minėtais pokyčiais, kvietime mes aiškiai apibrėžiame, kokių konkrečių rezultatų tikimės iš projektų. Tai dabar labai trumpai, vėliau šiek tiek plačiau. Šiuo kvietimu siekiame, kad nacionalinės ir regioninės nevyriausybinės organizacijos ne tik dirbtų su vertybėmis savo veiklose ar savo burbuluose, bet ir realiai prisidėtų prie viešų sprendimų pokyčių, stiprintų tarpusavio bendradarbiavimą ir pasiektų platesnę visuomenę. Ir kvietime aiškiai vardėme 3 privalomus rezultatus, kurie parodo, kaip šie tikslai turi atsispindėti tose jūsų būsimuose projektuose. Po vieną sakinį. Pirmas rezultatas tai yra advokacijos kampanijos, skirtas tam, kad organizacijos kryptingai ir nuosekliai siektų įtakos konkretiems viešiesiems sprendimams susijusiems su lygiateisiškumu ir kitomis ES vertybėmis. Antrasis rezultatas bus informatumo didinimo kampanijos, kurios turės užtikrinti, kad žmogaus teisės ir ES vertybės būtų ne tik ginamos ekspertų lygmeniu, bet ir aiškiai suprantamai bei plačiai komunikuojamos visuomeniai ir tikslinėms grupėms. Trečiasis rezultatas - partnerystė su regioninėmis nevyriausybinėmis organizacijomis.
skirtas stiprinti ilgalaikį bendradarbiavimą, žinių ir patirties perdavimą, kad advokacijos ir informatumo veiklos turėtų poveikį ne tik nacionaliniu, bet ir regioniniu lygmeniu. Detaliau apie kiekvieną rezultatą dar pakalbėsiu prezentacijos viduryje, bet pradžiai norėjau tokį intro padaryti, kad suprastumėt tą bendrinę esmę ir užsakymą kvietimo tikslų ir priemonių, kurios bus jums užduotos, kaip tuos tikslus siekti. Dabar galime trumpai paminėti įprastus momentus, tinkami pareiškėjai, tinkami partneriai ir panašiai. Tai šiame kvietime gali dalyvauti Lietuvoje registruotos nacionaliniu lygmeniu veikiančios nevyriausybinės organizacijos, kurios realiai dirba su ES vertybėmis ir žmogaus teisų stiprinimu. Organizacijos turi būti veikiančios bent 1 metus nuo kvietimo paskelbimo datos, turi būti skaidrios, pateikusios finansinės ir veiklos ataskaitas registrų centrui ir atitikti kitus visus 7 kvietimo gairėse išvardintus tinkamam pareiškėjui keliamus reikalavimus. Tai čia jau atsiranda terminas kvietimo gairės, nuo kurio irgi jūs niekur nepabėgsite ir kadangi turim tik valandą, aš kai kurios momentus labai trumpai paminėsiu, o jūsų atsakomybė jau yra įsivertinti kiekvienų gairių atskirą dalį ir savo partnerių, savo veiklų atitikimą švietimo užsakymams. Akcentuoju, kad svarbu visų punktų atitikimas tinkamam pareiškėjui. Taip pat reikia, kad pareiškėjo pasirinktas partneris, partnerio vadovas ar dalininkai nebūtų pareiškėjo dalininkai ar vadovai, tokio interesų konflikto vengti. Tuomet einu prie tinkamų partnerių dalies, kaip jau minėjome ir pradžioje, kad projektai turi būti įgyvendinami su bent vienu regioniniu partneriu. Regioninė nevyriausybinė organizacija, kuri veikia ne tik Vilniaus arba ne tik Kauno miestuose. Toks yra kvietimo gairėse apibrėžimas tos regioninės nevyriausybinės organizacijos šiame kvietime. Partnerių gali būti iki 3 maksimaliai, bet minimaliai turi būti bent 1 ir jie visi turi būti realiai įtraukti į projekto rengimą ir įgyvendinimą. Projekto įgyvendinimo sutartis bus pasirašoma tik su pareiškėju, o su partneriu jūs jau individualiai irgi turėsite pasirašyti susitarimą ar susitarimus, jeigu tų partnerių bus daugiau. Tinkami partneriai taip pat turi atitikti visus jiems keliamus reikalavimus išvardintus kvietimo gairėse, jų yra 7. Šiandien visų neįgarsino, tiek jūs, tiek partneriai, kuriuos turite ar turėsite mintyje, turite atsakingai įsivertinti ir pažiūrėti, ar atitinkate tuos punktus. Jeigu turėsite daugiau negu 1 partnerį, svarbu, kad visi partneriai šitos punktus atitiktų, nes jeigu bent vienam neatitikus kažkurio punkto, visa paraiška bus atmesta, nes jau sunku beįvertinti visą planą, kur yra keletas partnerių dalyvaujančių ir jeigu vienas iškristų, kaip toliau einasi projekto kokybė ir planai. Tad visi partneriai, kiek jūs trauksite, minimum 1, maksimum 3, turi atitikti šiuos kriterijus. Labai trumpai pagrindiniai akcentai ir reikalavimai projektui. Projektų trukmė šiame kvietime yra nuo 10 iki 12 mėnesių. Projektai galės prasidėti ne anksčiau kaip šių metų birželio 1 ir baigtis ne vėliau kaip 27 metų gegužės 31 be galimybės pratęsti. Didžioji dalis veiklų turi būti įgyvendinama Lietuvoje, tačiau dalis veiklų, jeigu toks poreikis yra ir bus pagrįstas paraiškoje, gali vykti ir kitose ES šalyse. Finansavimo suma. Vienam projektui galima prašyti 60 000 eurų finansavimo, o pareiškėjo nuosavas indėlis nėra būtinas. Kvietime planuojame finansuoti ne mažiau nei 12 projektų. Ir tiems, kurie jau klausė renginio nuo pat pradžių, pasikartosiu, o kažkam įgarsinsiu. Svarbu atkreipti dėmesį, kad viena organizacija, tiek kaip pareiškėja arba partnerė, per visus programos vertą antrą etapo kvietimus gali gauti nedaugiau 60 000 eurų paramos. Todėl turite atidžiai įsivertinti savo poreikius, kuriame kvietime
juos galite patenkinti, kurio kvietimo tikslus galite atliepti ir įsivertinti tų kvietimų sumas. Privalomi rezultatai, čia tas toks pratęsimas, ką jau užsiminiau pradžioje, šiek tiek detaliau dabar pašnekėsiu. Projektuose privaloma siekti visų trijų, kuriuos paminėjau kvietime, numatytų rezultatų ir reikės atitikti minimalius kiekybinius ir kokybinius reikalavimus parašytus, aptartus tam rezultatui. Visi rezultatai turės būti aiškiai susijęti su konkrečiomis veiklomis, tam, kad tos bent jau minimalios reikšmės būtų pasiektos. Veiklos turės būti pasirinktos iš tinkamo finansuoti veiklų sąrašo ir jums pakartoju, kur yra visa išsami informacija apie veiklų sąrašą, rezultatus, reikalavimus, tai yra kvietimo puslapyje, kvietimo gairėse, kurias dabar norėčiau labai trumpam ir atsidaryti ir šiek tiek akcentuoti tų rezultatų tokias sudedamasias dalis. Tai žiūriu, kaip man sklandžiai seksis tai padaryti, nustoju dalintis skaidrėmis ir bandau eiti dalintis gairėmis. Turite sekundę atsikvėpti. O aš sekundę įsijungti gairės. Greičiausiai jau matote, kad dalinuosi kvietimo gairėmis. Taip, matau, kad matote, tai trečio kvietimo gairės su visa informacija, plačiai, aiškiai, skaičiais, trukmėm ir panašiai. Ir dabar eikime į tą tokią turinio dalį, projekto paraiškos rengimas, kur matysite labai svarbę, ilgą, išsame, bet jeigu perskaitysite ir susipažinsite su visais momentais, jums labai naudinga lentelė, pagal kurią galėsite planuotis privalomas veiklas ir siekti savo tikslinės grupės kvietimo ir programos tikslų. Tai aš labai trumpai apie kiekvieną rezultatą. Pirmasis rezultatas. Nevyriausybinio organizacijų, tai jūsų ir jūsų partnerio arba partnerių, surengtų advokacijos kampanijų, siekiančių daryti įtaką viešiesiams sprendimams susijusiems su ES vertybėmis skaičius. Šis rezultatas reiškia, kad projektas turi privalomai įgyvendinti bent vieną advokacijos kampaniją. Tai reiškia nevykdyti pavienės veiklas, o įgyvendinti kryptingą suplanuotą advokacijos kampaniją, kuria siekiama realios įtakos konkretiems viešiesiems sprendimams ar jų įgyvendinimui. Kampanija turi būti susijusi su lygiateisiškumu ar kitų ES vertybių užtikrinimu. Gairėse matysit, kad tiek yra aptarti kokybės, tiek kiekybės kriterijai. Jeigu trumpai, svarbiausiai kokybiniai kriterijai. Svarbiausia, aiškus tikslas, aiškus sprendimo priėmėjai ir nuosekli veiksmų seka. Kampanija turi būti paremta situacijos analizę, derinti skirtingas advokacijos veiklas, strategijas, aktyviai kažkuriame etape, bent jau viename, įtraukti žmonės, kuriuos tie sprendimai tiesiogiai paliečia arba stipriai rūpi, bei skatinti partnerystę su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Kampanijai keliami keli kiekybiniai kriterijai, tai bendrai bent viena kampanija, ji turi susidėti bent iš 4 skirtingų advokacijos veiklų. Apie veiklų sąrašą aš dar parodysiu praėjusius visus rezultatus. Ir kampanijoje į pilietinius veiksmus reikia tiesiog įtraukti bent 50 išorinių asmenų, kuriems rūpi kampanijos metu keliami klausimai ar siūlomi sprendimai. Tai bendrai rezultato esmė, kad tai yra kvietimo stuburas, tai 50% kvietimo esmės, jis parodo, ar organizacija geba ne tik kalbėti apie problemas ar veikti kažkaip epizodiškai, bet sistemingai siekti pokyčio viešųjų sprendimų lygmenyje. Tuomet turime
antrą privalomą rezultatą. Aš šiek tiek važiuoju tolyn, nes informacijos yra daug. Tai yra jūsų ir jūsų partnerės organizacijos organizuota informuotumo didinimo kampanija apie lygiateisiškumą arba bet kurias kitas ES vertybės. Kas tai per rezultatas? Tai rezultatas skirtas tam, kad projektai pasiektų platesnę visuomenę ir konkrečias tikslinės grupės su aiškia, suprantama ir patikima informacija apie minimas vertybės. Tai ne vien komunikacija, tai darbas su galbūt nuostatų keitimu, žmonių gebėjimais ir žiniomis. Kokybiniai šio rezultato kriterijai yra vėlgi turėti aišku tikslą, nes tai yra kampanija, tai bus kelių veiksmų seka, apibriežti tikslinės grupės ir pritaikyti tą kampaniją jų poreikiams, ypač jeigu yra mažiau galimybių turinčių žmonių tarp tų tikslinių grupių. Skatiname naudoti įvairias informatumo didinimo formas, nuo renginių, mokymų, socialinių tinklų, žiniasklaidos ar kažkokių kitų kūrybinių sprendimų, kurie telpa į tinkamų veiklų sąrašą. Svarbu, kad informacija būtų ne tik pateikta, bet ir padėtų žmonėms geriau suprasti savo ar kitų teisės bei galimybės veikti ar atstovauti. Kiekybiniai kriterijai šio rezultato, bent viena tokia informatumo didinimo kampanija, susidedanti bent iš 3 skirtingų rūšių informavimo veiklų, iš tinkamų veiklų sąrašo, prie kurio irgi tuoj prieisim. Kampanijos metu prašome pasiekti ne mažiau kaip 1200 asmenų. Tai čia gali būti įvairiomis veiklomis, tiek gyvais renginiais, tiek kažkokiais įrašais socialinėse medijose ir panašiai. Ir kampanijos metu reikia suorganizuoti bent vieną renginį, kuriame dalinatės savo žiniomis ar ekspertų žiniomis jums rūpimoje temoje. Ir tą renginį pakviečiate dalyvauti kitus nevyriausybinio organizacijų atstovus iš regionų. Šio rezultato esmė, kad projektai neužsidarytų mažesniuose ratuose, o realiai prisidėtų prie visuomenės sąmoningumo ir pilietinio įsitraukimo augimo. Na ir trečias rezultatas, apie kurį jau irgi girdėjote prezentacijos pradžioje, tai yra partnerystė tarp nacionalinės advokacijos NVO ir regioninės organizacijos skirta bendroms aukščiau minėtoms ir aprašytoms advokacijos ir informatumo didinimo veikloms. Tai čia kalbame apie tikrą veikiančią partnerystę tarp nacionalinės advokacijos NVO ir regioninės organizacijos, neformalią, o tokią, kurioje kartu planuojamos, įgyvendinamos ir reflektuojamos advokacijos bei informatumo didinimo veiklos. Turi būti bent viena tokia partnerystė šiame projekte. Ji turi būti tęstinė su žinių perdavimo elementu. Nacionalinė organizacija turėtų aktyviai dalinti savo patirtimi, savo žiniomis ir stiprinti regioninės partnerės gebėjimus ir įtraukti bendras kampanijas ir veiklas. Tai bus vertinama, ar partneriai yra realūs veikėjai, ar tik teoriškai įrašyti paraiškoje. Todėl, kai prieisime prie paraiškos dalies, irgi matysite, kad netgi yra vietos ir yra privalomi minimalūs kiekybiniai rezultatai, kad bent į 2 advokacijos kampanijos veiklas jūs turite įtraukti tą partnerį iš regiono, bent į vieną informatumo didinimo veiklą, tai nedraudžia įtraukti į daugiau, jeigu galite, bet bent jau į tiek. Ir projekto įgyvendinimo metu bent 2 gebėjimų stiprinimo veiklas nacionalinė organizacija turi suorganizuoti savo partneriai iš regiono ar partneriams iš regionų, kur dalinasi savo žiniomis, gebėjimais, tai gal mokymų, kažkokius papildomų susitikimų, sesijų metu, taip užtvirtinant tą partnerystės realų veikimą. Svarbu pabrėžti, kad iš šių 3 privalomų rezultatų projektai turės siekti įgyvendindami veiklas iš tinkamų finansuoti veiklų sąrašo. Jį dabar matote savo ekranuose ir bet kada galite prie jo sugrįžti. Tai reiškia, kad rezultatai yra neatskiriami nuo konkrečių šiame kvietime aiškiai apibrėžtų veiklų.
tokių kaip va čia išvardinta bent keliolika jų. Tai kviesime organizacijas planuoti projektus taip, kad tos pasirinktos tinkamos finansuoti veiklos aiškiai vestų prie 3 pagrindinių projekto rezultatų. Kadangi šiame kvietime taikomas fiksuotos sumos finansavimo modelis, apie kurį vėliau papasakos mano kolegė, finansavimas siejamas ne su patirtomis išlaidomis, o su pasiektais rezultatais, kuriuos aš taip ilgai čia dabar aptarinėjau. Reiškia jų kiekiu, kokybę ir tinkamo įgyvendinimo. Todėl toje didelėje lentelėje aš jau nestaptelėjau, bet visur prie kiekvieno rezultato jūs matysite rezultato reikšmės pasiekimą įrodančių dokumentų pavyzdžius. Jie yra itin svarbus, nes tai bus pagrindinis pagrindimas jūsų pasiektų rezultatų, tiek kiekybinių, tiek kokybinių įgyvendintų veiklų ir viso bendro projekto įgyvendinimo. Reiškia, juos turėsite kaupti, saugoti ir pateikti atsiskaitant su projekto galutinė ataskaita, kad galėtume įvertinti, ar pasiekėte tai, ką suplanavote. Tad prie kiekvieno rezultato galite iš anksto matyti, prieš planuojant kažkokią veiklą, ar galėsite, ar spėjote apmastyti, kokius įrodančius dokumentus turėsite susirinkti tai veiklai pagrysti. Jeigu darysite renginį, tai ar galėsite pateikti nuotraukas, ar surinkti dalyvių sąrašą, pateikti renginio programą, kažkokią medžiagą, ko dalinosi lektoriai ir panašiai. Jeigu advokacinės veiklos, vėl galbūt kažkokios laiškų kopijos, išsiųstų pasiūlymų, kopijos, peticijų, parašai ir taip toliau. Atsakingai įsivertinkit planuojantis veiklą, kaip už ją paskui atsiskaitysite, nes prašysime būtent šių dokumentų. Taip, toliau aš grįžtu vėl į skaidres ir tęsiu dar savo išstojimą. Sekundę. Taip, current slide. Labai trumpai. Tikiu, kad esate gabūs ir raštingi ir kadangi turim ribotą laiką, visų formų paraiškos neatsidarinėsiu, bet įvesiu jūs, kad paraiška susideda iš dalies klausimų elektroninėje paraiškų formoje, apie kurią tuoj parodysiu, ir dalies klausimų projekto paraiškos priede pavadinimu projekto turinys, kur tą didžiausią esmę apie veiklas ir siekiamus rezultatus jūs turėsite aprašyti, tos, kurios neseniai aptariau. Tai čia yra tiesiog kelios ekrano nuotraukos, jūsų atsakomybė yra skaityti, ko prašo klausimai, bet trumpa instrukcija tokia, kad turėsite 2 pagrindinius blokus veiklų aprašymai, tai yra pirmo rezultato ir antro rezultato. Trečiasis rezultatas, partnerystė su regioninė organizacija, yra integruotas į tą kiekvieną bloką pagal tam rezultatui keliamus privalomus kriterijus. Tai reiškia, aprašinėjant advokacijos veiklas, jūs matysite, kad bent 2 iš jų turite pasižymėti, kad ta veikla yra įgyvendinama su partneriu ir jeigu taip, tai kokiamis atsakomybėmis, bendrai kokie planuojami veiklos rezultatai ir visa veiklos eiga. Tai forma bus pakankamai patogi, jums leis pasirinkti vieną iš veiklų ir tada jau tęsti tą veiklos aprašymą, vėliau įsivardinant, kas už ką atsakingas ir kaip įsitraukia į veiklos įgyvendinimą ir ar yra tikrai pilnai atliepti visi privalomi rezultatai. Susiplanavę tuos 2 didžiulius veiklų blokus, jūs galiausiai suvesite tokią suminę lentelę, labai paprastai pildysite baltas grafas, pasitikslinimui, ar tikrai visus minimalius kriterijus pasiekėte, įrašysite savo planuojamus pasiekti skaičius, veiklų kiekį, kampaniją, nurodysite iš prieš tai rodytos veiklų lentelės veiklos numerius, kuriomis to konkrečiai kiekybinio rezultato sieksite. Akcentas, kad čia yra minimalios siekiamos reikšmės, niekas jums nedraudžia
pasiekti ir siekti daugiau, jeigu jūs gebate ir manote, kad savo veiklomis, renginiais ar kažko pasieksite daugiau žmonių, galite taip susiplanuoti, tačiau jų pasiekimas tų rezultatų, jeigu jie ir didesni, irgi paskui bus vertinamas projekto pabaigoje pagal jūsų pateiktus įrodymus. Ir jeigu nepasieksite savo uždėto užmojo, gali tai atsiliepti jūsų galutiniai finansuotiniai sumai. Tai tiesiog būkite kritiški, pasistengkite daryti kiek galima daugiau, išnaudoti savo kompetenciją, savo patirtį, pasidalinti su partneriais regionuose, atliepti bent jau minimalius kriterijus pagal galimybės, jeigu galite įgyvendinti daugiau, drąsiai taip ir susiplanuokite. Tiek trumpai apie projekto turinį. Dabar leisiu savo balsui trumpai pailsėti ir kviesiu kolegę Jurgitą jums papasakoti arba kažkam priminti apie finansavimo sąlygas ir modelį, kokiamis priemonėmis ir taisyklėmis jūs gausite finansavimą sėkmės atveju. Jurgita, kviečiu jūsų mikrofoną. Ačiū, Kristinai. Aš turėsiu keletą skaidrių apie projektų biudžetą, finansavimo sąlygas ir biudžeto formos pildymą. Kaip įprastai, teikiant paraišką, turėsite pateikti detalų projekto biudžetą. Tai yra privaloma forma Excelio formatu, kurią rasite sistemoje ir turėsite užpildyti. Projekto biudžetas šio kvietimo projektams turėtų susidaryti iš tokių dviejų kategorijų. Tai yra pirma kategorija, tai yra veiklos išlaidos ir projekto valdymo, projekto koordinavimo išlaidos, ar ne? Tai yra visos pagrindinės išlaidos, kurios reikalingos projekto turiniui ir koordinavimui įvykdyti. Joms bus skiriama 93% viso projekto išlaidų ir gali būti netiesioginios išlaidos, kurios turi neviršyti 7% viso projekto biudžeto. Vėliau kalbėsiu apie fiksuotusios sumos finansavimo metodą. Ir čia yra toks truputį skirtumas, kad su paraiškai jūs teikiate biudžetą, tačiau vėliau, kaip ir papasakosiu, turėsite laisvę gana laisvai disponuoti gautomis lėšomis. Pasakosiu, kokiomis sąlygomis. Dar viena biudžeto tokia proporcinė sąlyga yra tai, kad jūsų vienai privalomai regioniniai partneriai turi būti skirta ne mažiau negu 10% viso projekto išlaidų iš bet kurios išlaidų kategorijos. Čia jau jūs patys pasirenkate iš kokios. Jeigu nuspręsite turėti daugiau negu viena privaloma partnerė, ar ne, tada visoms toms partneriams, pirmai plus visoms papildomoms, turi būti skirta ne mažiau negu 15% iš viso projekto biudžeto išlaidų, vėlgi iš bet kurios išlaidų kategorijos. Biudžetas turi būti pagrįstas, ekonomiškas ir proporcingas. Čia yra tos įprastos taisyklės, kurias puikiai žinote. Tai pagrįstas, tai atitinkantis realius poreikius ir vidutinės rinkos kainas. Ekonomiškas, tai yra vengiantis kažkokių nepagrįstų, nereikalingų, perteklinių išlaidų. Jeigu be kažkurių išlaidų galite apsieiti, jų ir netraukite. Ir proporcingas, tai yra atitinkantis realiai planuojamų veiklų apimtį. Kita skaidrė, prašau. Fiksuotos sumos metodas, modelis, angliškai tai vadinasi lump sum, šitą terminą turbūt jau nemažai ką žinote ir praktikoje taikite. Ir nors su paraiška teikite biudžetą, kuris bus vertinamas, galbūt bus ir mažinamas, koreguojamas, jeigu ekspertai vertindami taip nuspręs, ar ne? Todėl galutinė suma jūsų projekto sutartyje gali skirtis nuo to, ką pateikite paraiškoje. Bet biudžetas bus naudojamas praktiškai tik tai pradiniam vertinimui, ar ne? Vėliau jūs galėsite juo laisvai disponuoti. Tuo fiksuotosios sumos metodas ir skiriasi nuo įprasto faktinių išlaidų finansavimo metodo.
kai yra įprastas faktinių išlaidų metodas, jūs laikotės griežtai biudžeto, teikiate visus pagrindžiamuosius dokumentus Atviros Lietuvos fondui, ar ne, mes juos tikriname ir užskaitome tik tas išlaidas, kurios yra tinkamai dokumentuotos, ne, ir pagrįstos. Fiksuotosios sumos metodu jūsų biudžetas bus viena suma, kuri bus susieta, aš papasakosiu kaip, su konkrečiai suplanuotais privalomais rezultatais, kurių, kaip tik ką girdėjote, yra 3. Advokacijos kampanija, informatumo didinimo kampanija ir žinių perdavimas regioniniai mažesniai nevyriausybiniai organizacijai. Atsiskaitant turėsite pateikti tik rezultatus pagrindžiančius dokumentus, apie kuriuos kalbėjo Kristina, ir pagal tai mes spręsime, ar jūs tinkamai ir pakankamai įvykdėte projektą ir pagal tai užskaitysime arba sumažinsime, arba neužskaitysime jūsų fiksuotosios sumos. Bet kokiu atveju projekto vykdytojai ir partneriai privalo laikytis galiojančių teisės aktų, mokesčių, darbo santykių teisės, ar ne, ir turėti išlaidas dokumentuojančius dokumentus ir pagrindžiančius dokumentus pagal teisės aktus, pagal savo vidaus taisyklės. Jie niekur nedingsta, tiesiog mums jų pateikti nereikės. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad Europos komisija reikalauja, kad prireikus atskirais atvejais jūs sudarytumėte sąlygas Atviros Lietuvos fondui, Europos komisijai, Europos audito rūmais, Europos kovos su sukčiavimo tarnybai prieiti prie visų finansinių dokumentų ir daryti patikrinimą. Bet tai bus jau, jeigu bus atskiri visiškai atvejai. Pasakysiu, kad fiksuotosios sumos modelis suteikia vykdytojui daugiau lankstumo, ar ne, nes jums nereikia tiksliai laikytis projekto biudžeto, turite tam tikrą sumą, už kurią privalote įvykdyti privalomus rezultatus, tačiau kartu reikalauja ir didesnės atsakomybės iš dalies. Nes turėdami laisvę, jūs turite labiau iš anksto pasiplanuoti tas išlaidas, pasižiūrėti, kaip vykdote projekto bendrai biudžetą, kaip pavyksta pasiekti rezultatus, ar dar bus kažkokios išlaidos, ar nebus kažkokios išlaidos ir patiems savo planuotis. Tai žiūrėkite ir svarbiausiai tvarkykite teisingai Kristinos apibūdintus ir gairėse išdėstytus rezultatų įrodymų dokumentus, nes pagal juos mes spręsime apie jūsų projekto pasiekimą. Kita skaidrė, prašau. Dabar ir grįžkime prie tų rezultatų. 3 rezultatai ir jie turi tam tikrą svorį visame projekte. Advokacijos kampanija ir informatumo didinimo kampanija, pirmieji 2 privalomi rezultatai, turi po 40% viso projekto svorio, sumoje jie yra 80% viso projekto svorio. Ir trečiasis projekto privalomas rezultatas, tai yra partnerystė ir žinių perdavimas mažesniai regioniniai organizacijai, sudaro 20% viso projekto rezultatų svorio, ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvieną iš šitų rezultatų mes vertinsime atskirai ir mes žiūrėsime, kiek procentų jūs pasiekėte kiekvieną iš šių rezultatų. Jeigu tarkim, advokacijos kampaniją būsite įvykdę bent jau 75% ir daugiau, mes jums užskaitysime visą šiai daliai tenkančią lėšų fiksuotosios sumos dalį. Ne? Jeigu advokacijos kampaniją pasieksite mažiau negu 75%, negalėsite įrodyti, kad pasiekėte 75%, už tą dalį lėšos bus nubrauktos. Lygiai taip pat su informatumu ir lygiai taip pat su partnerystė. Ar ne? Tai jūsų minimumas yra 75% suplanuotų rezultatų. Kiekvieno atskirai.
Tačiau turėsite galimybę, kad jeigu, tarkim, vieno kažkurio rezultato pilnai nepasieksite, ar ne, tačiau kitą rezultatą privalomą pasieksite daug didesnių procentų, ar ne, tada jums galės susikompensuoti, ar ne, ir to nepasiekto rezultato dalį, tai yra daugiau pasiekto rezultato dalį užskaitysime kaip nepasiekto rezultato tam tikrą procentą, tačiau bendra projekto suma negali didėti. Negali būti taip, kad jūs visų rezultatų pasiekite daugiau negu 100% ir pretenduojate į didesnę negu visą projekto sumą. Kita skaidrė. Dabar aš norėsiu jums parodyti biudžeto formą ir trumpai atkreipti dėmesį, kas ten turėtų būti. Taip, toliau dalinuosi. Neišsigąskite dėl formos ilgio, nes jūs neprivalote užpildyti visų eilučių, kurias mes įdėjome. Kokios yra visiems gyvenimo atvejams, ar ne, kad jums tilptų. Jūs rašote be abejo projekto pavadinimą, taip pat rašote būtinai pareiškėjos pavadinimą ir partnerės, bent vienos pavadinimą, ar ne? Ir pildote tik tai mėlynus langelius. Forma yra užrakinta, kitų langelių jūs negalėsite pakeisti. Į baltus langelius, kad atsiranda kažkokie skaičiai, kol kas nekreipiate dėmesio, jie susistyguos pabaigus visą formą. Tai čia tokia įprasta įžanga. Toliau yra didelės kategorijos, man prašo padidinti, ar ne? Gerai, tuoj susistiguosim. Pamenat, buvo projekto veiklos ir valdymo išlaidų 93% nedaug ir 7% netiesioginėm išlaidom. Tai dabar pakalbėkime apie projekto veiklas, turinį ir koordinavimą, ar ne? Šitos išlaidos yra suskirstytos pagal jūsų 3 rezultatus: advokacijos kampanija, informatumo didinimo kampanija ir bendradarbiavimas su regioninė NVO. Ne? Jūs įrašote duosiu pavyzdį būtent advokacijos kampanijos, visa kita yra, pamelavau iš tikrųjų. Turiu pagrįžti ir pasakyti, kad yra advokacijos kampanijos rezultatas ir informatumo didinimo kampanijos rezultatas ir jų viduje turėtų išsidėlioti, jeigu reikalingos išlaidos bendradarbiavimui su jūsų regioninė partnerė. Trečia grupė bus viešinimo išlaidos. Grįšiu prie to. Pavyzdys advokacijos kampanijos. Įrašote advokacijos kampanijos paprastuoju tekstiniu būdu įrašote į mėlyną langelį. Tada rašote veiklas. Veiklų gali būti, kiek jų yra šitoje lentelėje, tai jų mes jums leidžiame daryti 8, ar ne? Ir kiekviena veikla gali turėti iki 10 išlaidų eilučių. Ir taip kiekvieną veiklą subiudžetuojate. Tarkim, viena veikla 1.1, tai yra pirmoji advokacijos kampanijos veikla, jūs veiklą pasirenkate iš sąrašo. Nerašote ranka, bet pasirenkate iš iškrintančio meniu. Kiekvienoje išlaidų eilutėje jūs būtinai pasirenkate, kas tą veiklą vykdys ir kas tas išlaidas patirs. Jūsų partneriai. Leidžiam iki 3 partnerių, viena yra privaloma. Noriu akcentuoti, kad labai svarbu šitoj vietoj teisingai pasirinkti, nes jeigu pasirinksite neteisingai, jums negerai susisumuos automatiškai viso projekto biudžetas. Tai atkreipkite į tai dėmesį. Ir tada tipinis detalizavimas, kokios išlaidos, tarkim, pasiūlymų sprendimų priėmėjams rengimas, juos rengs 3 ekspertai, kiekvienam iš jų užtruks 10 valandų tą darbą atlikti ir valandos įkainis yra 100 eurų, ar ne? Tai skaičiuojate valandomis, iš viso bus 30 valandų, padauginta iš 100 eurų, 3000 eurų. Ir tai susibiudžetuojat kiekvieną veiklą. Nebūtina pildyti visų smulkių eilučių. Kiek realiai reikia, kiek realiai turite, tiek ir darome.
Važiuoju toliau. Lygiai taip pat tas pats yra informatumo didinimo kampanijoje. Primenu, kad veiklą pasirenkate ir partnerį ar pareiškėją būtinai pasirenkate iš meniu. Trečias blokas yra projekto viešinimo išlaidos. Noriu padaryti labai aiškų atskyrimą. Informatumo didinimo kampanija apie ES vertybės nėra viešinimo išlaidos. Tai yra jūsų rezultatas, beveik pusė jūsų viso projekto rezultato ir jūs jį biudžetuojate prie kampanijos išlaidų. Projekto viešinimo išlaidos yra tiesiog informavimas, kad vykdote tokį projektą, ar ne ten Facebook'e, tinklapyje, ar dar kažkur, kur sugalvosite. Tai nėra privalomos išlaidos, tiesiog jūs turite tokią galimybę ir galite šitoj vietoj atskirai išdetalizuoti. Ne? Ir paskutiniai punktai, tai kad apačioje yra netiesioginės išlaidos, jūs turite įrašyti sumą kiekvienai partneriai. Pareiškėjui vienai partneriai, jeigu daugiau ir daugiau. Vienintelis reikalavimas yra, kad tai yra nedaugiau kaip 7% viso projekto lėšų, o pasiskirstimas tarp jūsų, tarp partnerių, čia jūsų susitarimo ir suplanavimo reikalas. Ir pačiam gale yra kontrolinės lentelės, kur sukrenta viso projekto bendras vaizdas ir užsidega raudonai, jeigu jūs nesilaikote, kažkur padarėte klaidą ir jums nepavyko išlaikyti reikalavimų. Reikalavimai yra, kiek procentų skiriama partneriam, koks santykis tarp veiklų išlaidų ir netiesioginių išlaidų ir kokia visa bendra projekto suma. Jeigu jinai viršyje 60 000, atitinkamai šitas langelis susidegs raudonai. Tai tiek biudžeto, lentelės ir informacijos apie tai, kaip bus atsiskaitoma. Grįžtu į prezentaciją ir perduodu žodį Kristinai. Taip. Grįžtu į prezentaciją. Turėtumėte matyti skaidrę, o aš turėčiau labai operatyviai papasakoti, kas liko, kad dar galėtume atsakyti keletą jūsų klausimų. Tai jau turbūt pasiskaitėte, kada yra terminas pateikti paraišką. Jis yra vasario 17, po to vyks paraiškų vertinimas. Atrankos rezultatus planuojame paskelbti balandžio viduryje, eiti prie sutarčių pasirašymo ir leisti jums pradėti įgyvendinti projektus nuo birželio 1 dienos. Mano akcentas gal toks, kad konsultuotis, atsidarinėti susijusius dokumentus ir panašiai kviečiame kuo anksčiau, nelaukti paskutinių dienų prieš paraiškos teikimą, atkreipiant dėmesį, kad ir vasario 16 berods išpuola nedarbo diena pirmadienį prieš paraiškų pateikimą, tai tiesiog, jeigu norite gauti laiku atsakymą jūsų klausimą, nelaukite paskutinių dienų, nes galime ir nebesuspėti, jeigu bus didžiulis srautas. Trumpoji versija paraiškos teikimo, kad norėdami dalyvauti kvietime, turite užpildyti privalomus dokumentus ir pateikti juos iš esmės visus elektroninės sistemos dėka. Paraiškų teikimo sistema Submittable, kurią mes jau naudojame 2 metai. Tai norint pateikti paraišką, jūs turite užsiregistruoti toje sistemoje. Tai tikrai nėra sudėtinga, pakankamai intuityvu, bet jeigu kažkam reikėtų, yra ir instrukcijos puslapyje, kaip pateikti dokumentus, kaip užsiregistruoti. Mano akcentai ir prašymai yra tokie, kad sistemoje registruotumėtės tuo elektroniniu paštu, kuriuo norite ir pageidaujate gauti visą informaciją apie jūsų pateiktą paraišką. Tai, kad ji užregistruota, kad ji yra vertinama, galbūt jau yra įvertinta ir kviečiama pasirašyti finansavimo sutartį ir taip toliau. Tai registruokitės tuo elektroniniu paštu, kuris bus aktyvus ir veikiantis. Pageidautina, jeigu įmanoma, registruojantis prašys įrašyti jūsų vardą pavardę. Jeigu galite, kažkurioje skiltyje įrašykite organizacijos pavadinimą arba trumpinį.
paraiškos pateikiamos tik tai per šią sistemą, jokiais kitais būdais negalima pateikti. Jūsų patogumai sistemoje yra ir lietuvių kalba integruota, ją atsidarius viršuje galite naudotis. Man asmeniškai patogiau naudotis anglišką versiją, bet yra ir lietuviška. Jeigu dėl techninių nesklandumų kažkas nepavyksta pateikti paraiškos, tada jau turėsite kreiptis į mus, bet per praeitus metus ir daugybės organizuotų kvietimų tokių situacijų nebuvo, tai tikrai naudinga ir lengva naudoti sistema. O dabar akcentai ir netgi kažkam galbūt užbėgant už akių ir klausimas, mačiau, buvo, tai kas yra privalomi paraiškos dokumentai ir kur, kaip juos teikti. Tai jūs visą informaciją galite rasti kvietimo puslapyje ir ten, vadovaujantis instrukcijomis, matysite, kad yra prisegti privalomi priedai, tiek nuorodos eiti į sistemą. Esmė yra tokia, kad dalis paraiškos yra pildoma pačioje sistemoje. Tai reiškia, dalis klausimų, į kuriuos turėsite atsakyti, nėra toje projekto turinio formoje, kuri yra lengvai pasiekiama mūsų puslapyje. Ir jau kažkas klausė, kur aš turėčiau pildyti informaciją apie partnerius, tai būtent jums nieko nekainuoja porą sekundžių darbo užsiregistruoti sistemoje ir prieiti prie tos pirmosios dalies paraiškos, kur matysite yra klausimai apie jūsų organizaciją, jūsų patirtį, apie partnerio organizaciją, ką jie ir kaip veikia ir panašiai. Tai ten užsipildoma tokia pareiškėjo partnerių ir apie organizacijas aktuali dalis ir tada segami privalomi priedai nurodyti ir puslapyje, ir pačioje sistemoje, juos galite atsisiųsti iš ten, kur jums patogu. Čia yra keletas ekrano nuotraukų, kaip tai, pavyzdžiui, atrodo sistemoje. Išvardinti visi priedai, tai projekto turinys, biudžetas, pareiškėjo deklaracija, partnerio deklaracija ir galimybė parsisiųsti reikiamas formas tiek iš sistemos puslapio, tiek iš mūsų Atviros Lietuvos fondo puslapio. Akcentas toks, kad jums nebūtina vienu ypu atsisėsti, parašyti, užpildyti visų klausimų ir pateikti paraiškos. Sistema automatiškai kas kažkiek laiko, kas 10 sekundžių gal, išsaugo jūsų vedamą informaciją, tačiau saugumo dėliai tikrai rekomenduoju visada paraiškos pabaigoje apačioje spausti angliškai Save Draft mygtuką arba lietuviškai Saugoti juodraštį mygtuką ir taip galite grįžti jums patogiu laiku, atsakinėti į kažkokius likusius klausimus. Sistema taip pat, jeigu jau būsite nusprendę pateikti paraišką, čia kaip ir parašyta pabaigoje, ir spausite mygtuką Submit arba lietuviškai pateikti, jeigu kažko trūks, kažkokio privalomo dokumento ar kažkokį privalomą klausimą neatsakėte, tai sistema jums aiškiai ir ryškiai parodys. Tačiau jeigu viską būsite užpildę, tai taip lengvai ir pasiteiks ta forma. Tad spauskite jau šitą dešinį mygtuką, tik tai kai būsite tikri, kad viską atsakėte. Jums po paraiškos pateikimo ateis automatinis pranešimas apie užregistruotą paraišką, tad patikrinkite savo gautų laiškų dėžutę, jeigu kažko negaunate, nepageidaujamuose paieškokite ir kreipkitės į mus, jeigu toks pranešimas neatėjo, bet tikrai turėtų ateiti. Tai turite vadovautis visomis instrukcijomis ir klausimais tiek prieduose, tiek pačioje formoje elektroninėje sistemoje. Čia jau yra jūsų atsakomybė ir šiandien tikrai negalėsime praeiti pro visus klausimus, nes dar turiu aptarti paraiškų vertinimo etapą. Ir per jį bėgu ypatingai greitai, kad administracinį jūsų atitikimą arba partnerio atitikimą vertinsime pagal gairės esančią informaciją ir formas. Ir tos paraiškos, kurios atitinka tinkamumo kriterijus, bus perduotos ekspertams vertinti. Ekspertai kiekvieną paraišką vertins individualiai, 2 išoriniai ekspertai, vėliau prieinantis prie bendros konsoliduotos išvados ir vertinimo rezultatų. Jums akcentas trumpas, kad visi vertinimo kriterijai, kuriais vadovausis ekspertai, yra kvietimo gairėse, tai yra jūsų, kito žodžio nerandu, tai yra jūsų špargalkė. Ir drąsiai skaitykite ir vadovaukitės tais kriterijais, pildydami savo veiklų planą, aprašinėdami savo
partnerius ar savo patirtį. Šioje lentelėje matote netgi minimalius balus kažkuriems kriterijams keliamus, tai supraskite, jie yra ypatingai svarbus. Bendrai paraiška tam, kad būtų finansuota, turi surinkti minimum 60 balų. Ir visos vertinimo smulkesni niuansai yra aptarti kvietimų gairėse. Tos, kurios surenka minimum 60 balų, yra teikiamos svarstyti atrankos komitetui, kuris priima galutinius sprendimus dėl projekto finansavimo ir sudaro priima galutinį sprendimą. Planuojame finansuoti, kaip minėjau, 12 paraiškų. Jeigu bus daugiau kokybiškų paraiškų negu 12, sekančios sąraše eis į rezervinį sąrašą ir atitinkamai gali būti pakviestos pasirašyti sutartį, jeigu kažkas iš pirminio sąrašo atsisakys. Laikas spaudžia, labai norim atsakyti jūsų kelis klausimus, o prieš prie jų pereinant, tiesiog užfiksavimui, visi paraiškos vertinimo etapai, rezultatai jūs pasieks tuo elektroniniu paštu, kurio užsiregistruosite sistemoje, bei pamatysite galutinius finansuotinius projektus ir mūsų puslapyje. Dabar turime 5-7 minutės, tam, kad dar galėtume atsikvėpti ir ekranu ir kviečiu Jurgitą perskaityti kelis įdomiausius klausimus ir pasitarsime, kurį atsakysime. Skaitau klausimas. Pirmasis. Advokacijos kampanija. Jeigu numatyta vykdyti socialinių medijų ir žiniasklaidos kampanijas, ar viešinimo plane jos aprašytos, ar kažkas dar? Ar joms susijusios lėšos biudžete prie veiklų ar prie viešinimo dalies? Tai akcentuoju dar kartą, kad viešinimas tai yra informavimas apie tai, kad vyksta toks projektas ir apie ką jisai yra. Jeigu vykdote socialinių medijų žiniasklaidos kampanijas, jūs greičiausiai informuojate visuomenę ar tam tikras jos grupės apie ES vertybių tam tikrus kažkokius aspektus, tai jau yra jūsų informatumo didinimo kampanija. Jeigu jūsų šios socialinių medijų žiniasklaidos veiklos yra susiję su jūsų advokatavimu, bet informatumo didinimą jūs dar kažkaip papildomai daro, tai jūs jas galite ir prie advokacijos veiklų grupės pritraukti, bet tada nepamirškite, kad informatumo didinimą vis tiek turėsite susiplanuoti. Tiek. Kitas klausimas. Projekto valdymo išlaidas vadovas, admin, finansai išskirstyti tolygiai po veiklas biudžete, ar yra tinkamas procentas šioms išlaidoms? Atsakysiu aš pati, taip, išskirstyti tolygiai po veiklas biudžete, jos įeina į 93% veiklų ir projekto valdymo išlaidų. Netiesioginės jau yra tos, kurių negalite tiesiogiai priskirti projektui, tai yra dalis telefono, dalis biuro nuomos ir panašios išlaidos. Tarp advokacijos ir informatumo didinimo metodų nurodyta, cituoju, diskriminacijos bet kokiu pagrindu atvejų dokumentavimas, viešinimas ir atvejų sprendimas teisiniais būdais. Klausytojas preziumuoja, kad į tai įeitų ir strateginio bylinėjimosi veiklos, tačiau labai aiškiai noriu pasakyti, kad Europos komisija šitoje programoje neleidžia įtraukti strateginio bylinėjimosi kaip tinkamų finansuoti veiklų ir mano nuomonė dėja, bet jų nėra sąraše ir jūs negalite jų pateikti. Dar turime, Kristina, laiko porą minučių. Taip. Gairėse parašyta, kad regioninės narės organizacijos netinka. Norėsiu paprašyti patikslinti šitą klausimą ir tada atsakysim individualiai klausiančiam arba per dažnai užduodamų klausimų skiltį.
Ar tinkamas regioninis partneris, jei jis yra asociacijos narys, tačiau asociacija nėra jų steigėja? Turbūt turėsime taip pat pasigilinti į šį klausimą, kad suprastume ir labai tiksliai galėtume jums atsakyti. Čia dėl interesų konfliktų tie paskutiniai tinkamumo punktai. Dar vienas klausimas, ar galima prie advokacijos kampanijos išskirti V1 kaip administravimas, atitinkamai prie informuotumo didinimo. Čia galvojama apie tai, kad apie labai reikalingų administracinių išlaidų paskirstimą biudžete. Tai iš dalies jau ir atsakiau į šį klausimą, reikėtų administravimui, projekto koordinavimui reikalingas išlaidas dėti ne prie vienos veiklos kaip atskirą tokį administravimą, bet paskirstyti ten tolygiai ar netolygiai, kaip jums reikia, ar ne, per visas veiklas ir informuotumo didinime ir advokacijos kampanijoje. Tai rekomenduočiau taip daryti. Tai yra galimos išlaidos, pateisinamos išlaidos, tiesiog ne vienu bloku, o padalinant tarp veiklų. Manau, viskas, kitus klausimus, jeigu dar gausime eigoje, atsakysime per duką arba individualiai jums elektroniniu paštu. Ačiū.